Evangelija pagal Matą, tas 25 skyrius nuo 14 iki 30 eilutės. Vėl Jėzus pasakoja apie dangaus karalystę, kaip į ten patekti. Žinot, tikriausiai nė vienam iš jūsų neįdomu. Gal truputį pirmas minutės, jeigu pradėsiu pasakoti, kaip ten dangaus karalystė yra gerai. Aišku, žinot, kaip anais laikais būdavo, kaip Amerikoje gerai. Žinot, visur gerai ten, kur tavęs nėra. Mes esam pakviesti, tie kunigai, kažkada esu kalbėjęs, kad mes kunigai Jėzaus palyginimuose esame tie sukti prievaizdai. Sukti prievaizdai, kurie turim taip prasisukti gerai, kad mums būtų gerai. Į ką jums būtų gerai. Vis tiek esam visi komanda, ar ne? Plaukiam tuo pačiu laivu, nors ir apverstas, gal ir neblogai. Taigi, mes esame pakviesti jums paaiškinti, kaip patekti ten, kur labai gerai. Ir dabar Jėzus duoda palyginimą apie tuos talentus. Žinot, mes kažkaip lietuviai, kai mums girdime tą žodelį talentas, mums kažkaip sunku galbūt suprasti, kad tai yra piniginis vienetas. Mes žinome, yra dabar toks labai išpopuliarintas tas žodis Got Talent, ten visokių talentų šou ir ko tik nori. Mes suprantam, kad yra kažkokia tai žmogus turintis talentą. Kai čia kalba Jėzus apie tą žodį talentas, jų mentalitete labai aiškus yra pati vertingiausia aukščiausio lygio valiuta. Ir duosiu tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, kitame palyginime, kur Jėzus kalba apie tokį blogą tarną, jis berods buvo atsakingas už finansus karalystę ir ten, sako, buvo skolingas 10 000 talentų. Pavyzdžiui, kad taip įsivaizduotumėt, 10 000 talentų, tokios valstybės kaip JAV, metinis biudžetas. Ten, žiūrėkit, tų milijardų, kažkas palyginimą tokį davė maždaug savo, kaip atrodytų 10 000 talentų, tai 40 sunkvežimių aukso. Taip, į mūsų savanorių gatvę, tai įstatykim 40 fūrų ir maždaug žinosit, kiek tai atrodo tiek tų talentų. Tai čia, žinokit, tie 5 talentai yra, kaip sako liaudis, bele kiek daug. Dabar kalba visa sukasi apie tą užmokestį. Įdomu tai, kad ir vienas, kuris investavo tą piniginį vienetą, gerai, galim, kaip mes lietuviai pasakyti, tie talentai tai yra taip pat ir tavo įvairios galimybės, kurios tau sudėtos į tave. Užmokestis. Išgirsti šeimininko įvertinimą. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Tiek tas, kuris uždirbo 5 talentus šeimininkui, tiek tas, kuris uždirbo 2, jų atlyginimas yra tas pats. Jie užeina, patenka į šeimininko džiaugsmą. Tuo tarpu blogasis tarnas tinginys, jisai nepatenka į tą šeimininko džiaugsmą ir patenka į kitą vietą. Šį netikusi tarną išmeskite į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Nepasakyta, kad į pragarą, bet galbūt iki tam tikro momento, kol įsiugdys, kaip čia pasakius, viešpaties vynuogyno darbininko įgūdžių. Mes, katalikai, tai galime drąsiai sakyti, jį išmetė laikinai pasimokyti į skaistyklą, čia tokie būdai sako, dangus, skaistykla, pragaras. Į pragarą jo tikriausiai neišmetė, jisai tik tai, žinai, tinginys buvo, galbūt nesusiprato iš karto. Bet ten bus negerai, todėl ten nesiūlau eiti. Mūsų užduotis ne ten, kur tas tinginys, ten, kur džiaugsmas. Dabar, kaip mes ten galime įeiti? O kaip jie ten pelnė
kaip jie tuos investavo, tuos pinigus. Mes dabar, ko gero, didžioji dauguma lietuvių esam verslūs žmonės. Jūsų tarpe tėveliai ir mamos tikriausiai irgi esate verslininkai. Atsimenu ir tuos sovietinius laikus, kai mokiausi profesinį mokykloje ir mokėmės patys ne iš vadovėlių, iš tokios praktikos verslumo tam tikrų įgūdžių. Žinodavom, kur nuvažiuoti ir gauti pigesnių prekių, parvežti į Lietuvą ir parduoti už tiek, kiek tau reikia. Mama mano amžinatilsį tai vadino spekulacija. Mes dabar tai vadinam garbingų verslo vardu. Mano manimu, mama buvo teisi. Evangelijos atžvilgiu greičiausiai tai tikrai kažkoks verslas. Nesiryžtų dabar ginčytis su savo amžinatilsį mama ir nesiginčiu su Evangelija. Faktas yra tai, ką esame gavę, tas talentas, tie įgūdžiai, skirti, brangus brolis seseris, ne tam, kad man būtų gerai, bet kad būtų mano broliam ir sesėm būtų gerai. Kai mes skaitėme šiandien antrąjį skaitinį iš apaštalo Pauliaus pirmo laiško Tesalonikiečiam, ten 5 skyrius 1-6 eilutės, ten yra kalbama, žinokit, tas šeimininkas, apie kurį kalba Jėzus, kuris sugrįžo, jisai sugrįž, kai mes nesitikėsim. Ir pasako tokį labai gražų faktą. Ir tame fakte mes dabar gyvenam. Kai žmonės kalbės, gyvename ramiai, saugiai. Galim truputį įjungti vaizduotę, lakę. Kai Lietuva gyvens taip gerai kaip šiandien, kai bažnyčiose bus šildymas, kai bus ventiliacija gera, šviesos bus, kai bus tokia galimybė, kad visi Lietuvos gyventojai galės įsigyti po nuosavą automobilį. Kai ateis tokie laikai, kai parduotuvėse bus tiek prekių, kad jų bus neįmanoma išpirkti. Kai ateis tokia karta vaikų, kurie jiems net bus keista, kaip gali parduotuvėje nebūti tiek prekių. O mus prisimenat, veteranai. Kai ateini į parduotuvę, mes užaugom, brangus jauni žmonės, tokioj kartoj, kai mums buvo keista, o kaip gali būti visos pilnos lentynos prekių ir tokių gerų, kad tiesiog lūžta ir jų neįmanoma išpirkti. Taigi, šiandien kalbama apie dabartinius laikus ir nemanau, kad apaštalo Pauliaus laiške, kai jisai rašė graikams, graikų krikščionims, nors tada Graikija labai gerai gyveno, geriau negu šiandien, būdama Graikija Europos Sąjungoje. Taigi, net ir tais laikais tie tesalonikiečiai, jiems net pasvajot nebūtų galima svajonės, jie net nesapnavo, kad kitoj Europos daly, tokioj Lietuvoj, Žemaitijoje, Klaipėdos mieste, žmonės taip gerai galės gyventi. Dabar aš nesismulkinu apie išimtis, arba tiem, kuriem tikrai sunku yra, bet bendra prasme, vidutinis Lietuvos gyventojas, kad galės taip gerai gyventi, netgi kai mano broliai misionieriai pasako, kad Afrikoje lakstantis su ietim negriuks, pas jį naujas iPhones. Dovanokit. Aš manau, čia buvo galim pasakyti dar, kai Afrikoje negriukai lakstys su naujausiais iPhone'ais. Vat sako, tuo metu taisyklė numeris 1. Neužsiliuliuokit tuose ekranėliuose, tuose telefonuose, kompiuteriuose, televizijose. Neįsipatoginkit per daug gerai minkštuose foteliuose, minkštuose geruose automobiliuose, nes tas dalykas tave gali užmigdyti
Ir kaip sako, atsargiai, nemiegokite kaip kiti, bet būdėkime ir būkime blaivūs. Nes kai šeimininkas ateis, pažiūrėk, oi, plauk, tai aš taip ir praleidau visą savo gyvenimą, naudodamasis man duotais talentais, sveikata, laikas, grožis. Kas čia dar? Mūsų galimybės keliauti, pažinti pasaulį. Daugybė patogumų sukurtų tau, kad kuo mažiau laiko būtų antrailiams dalykam, bet kad būtų kuo daugiau pagrindiniam dalykam. Tai reiškia maldai, bendravimu su mano šeimos nariais ir kuo labiau gilinti savo tapatybę, kasgi aš esu. Gilintis į tuos talentus, gilintis į Dievo žodį. Štai kam buvo duoti šitie talentai, ar ne? Taigi esame kviečiami šiandien tikrai susirūpinti ir paklausti savęs, kame reikalas, kaip man sekasi. Nes pasakysiu tokią dabar skaudžią truputį tiesą, bet žinot, tiesa, jinai nebūtinai turi būti maloni arba turi būti tokia patogi tiesa. Greičiausiai visi, kurie save gerbiantys esat, nepasakysit atėję kur nors viešai, prašom man jūsų tų tokių man nepatogių tiesų nesakyti, prašom padusgenti man ausise man patogią tiesą. Jūs to greičiausiai garsiai nepasakysit, sakysit, žinot ką, aš nežinau kaip visi, sakyk taip kaip yra. Realiai gyvenime, kai mes su broliais kartais nueinam į čia mūsų kaiminystėje į ligoninę, pasakoju tokį atvejį, ateinu į tokią palatą, ten, kur tas trečias korpusas, kur yra onkologijos ligoninė, ir ateinu pas vieną ligonį ir man įeinant į tą palatą, ligonio artimiai sako, tik būkit geras, tik jai nesakykit, kad jai yra vėžys. Ateinu, žmogus geltonas, oho, taigi, ir dabar, kaip čia dabar taip nepasakyti, šviesiai tiesiai, artimiai prašė. Šiaip jie tikinti žmonės, bet štai susidarim apie tokį dalyką, tai ką? Ir pasakyti žmogui, kad kaip gyveni, gerai, kaip tu jauties, laimingai ir keliauk ten, kur, kas ten tokie verksmas ir dantų grėžimas. Mano toks darbas yra, negaliu taip pasakyti. Ir reikėjo pasakyti tam žmogui, aišku, stengiausi kiek galint kultūringiau, bet reikėjo pasakyti, žinot ką, reikia ruoštis. Ir būtų pats protingiausias dalykas talentus pradėti investuoti pagal paskirtį. Taigi esame šiandien kviečiami, tie, kurie tuos talentus panaudot pagal paskirtį, vadinasi, jeigu tau duota tiesos sakymo dovana, tu jos negali nesakyti tiesos. Tu negali nutilėti, jeigu tu matai, kad žmonės žūna, arba tu matai nuodėmę, jeigu tu matai, kažkas darosi blogai visuomeniai. Ir esame pakviesti šiandien padaryti viską, kad atliepamosios psalmės 128, kurią klausėmės, ten buvo tokie žodžiai. Koks laimingas tas vyras, kuris viešpaties bijo. Mes esame pakviesti, kad kiekvienas Lietuvos vyras, ir ne tik tai Lietuvos, bet visi vyrai, čia aišku moterims jums ten yra, taip psalmė kiti labai gražūs žodžiai, dabar kalbu vyrams, nes tai bus skelbimas vyrams. Kad visi vyrai būtų laimingi, kurie viešpaties bijo. Todėl, vienas iš tų galimybių įeiti į šeimininko džiaugsmą, vyrai, aš noriu pasakyti jums. Jūs bijokite viešpatės, vadinasi, tavo laikas, tavo pinigai, tavo įgūdžiai, investuok į viešpaties pažinimą ir į savęs, savo šeimos pažinimą. Ir visą tai padaugink papasakodamas, ką Dievas tau padarė. Taigi mes visi esame pakviesti Evangeliją, gerą žinią, kurią jūs dabar girdite,
paskelbti kitiems, padauginkit gerą naujieną, kad Dievas yra, kad Dievas tave ir mane myli. Amen. Aleliuja.